Indre, labai noriu aptarti su tavim kalorijų skaičiavimo temą ir galbūt tu geriausiai galėtum paaiškinti, kodėl iki šių dienų esantis ir prigijęs kalorijų skaičiavimas nebūtinai yra iki galo teisingas. Taip, iš esmės nedaug kas žino, kaip iš viso yra įvertinamos kalorijos maiste. Tai, kad būtų aiškiau suprasti, aš labai paprastai patį principą. Tai yra imamas maistas, jis įdedamas į specialią kamerą ir joje deginamas. Ir aplink tą kamerą yra toksai vandens talpa ir yra įvertinama, kiek laipsnių vandens temperatūra pakilo degant tą maistą. Ir tai yra įvertinama, kad energijos kiekis reikalingas pakelti 1 laipsnių vandens temperatūrą toje kameroje yra lygus 1 kalorijai. Bet mūsų organizme dalykai taip nevyksta, mes maisto nedeginame ir nesam kalorijų skaičiavimo kameros. Tai kas tokiu atveju yra ta kalorija? Iš esmės kalorija tai yra nesisteminis energijos matavimo vienetas ir 1 kalorija yra energijos kiekis reikalingas 1 gramo vandens temperatūrą pakelti 1 laipsnių Celsijaus. Tai yra tiesiog toks matavimo vienetas ir mes visame pasaulyje taip esam pripratę tuo pačiu nesisteminiu energijos vienetu matuoti ir maisto energetinę vertę. Tačiau organizme procesai vyksta kitaip ir 1 kalorija tam tikro maisto nėra lygi kalorijai kito tipo maisto. Ką konkrečiai tu turi omeny, kalbant apie maisto tipus? Ar mes čia diferencijuojam angliavandenius, baltymus ir riebalus? Ar kalbame apie bet kokį maistą - bananas, obuolys, mėsa, bulvė? Geras pavyzdys, manau, tarkim, galim paimti riebalus, taip? Tai mes iš maisto gauname skirtingus riebalų tipus. Tai yra sotieji riebalai, nesotieji riebalai, polinesotieji riebalai ir transriebalai. Bendrai paėmus, jeigu mes skaičiuotumėm kalorijas, 1 gramas bet kurio tipo riebalų mūsų kūne yra įvertinamas kaip 9 kalorijos. Taip? Bet juk visi šitie skirtingi riebalų tipai turi labai skirtingą poveikį mūsų organizmui. Ir vieni iš jų yra naudingi, kiti gali būti naudojamas tiesiog kaip energijos šaltinis, tarkim, sotieji riebalai. Tarkim, polinesotieji riebalai, kaip omega 3, mūsų kūne iš viso nėra verčiami į energiją. Jie yra tokie svarbus, kad mūsų ląstelės juos įsisavina tokios formos, kokias gavo iš maisto. Tai iš viso nevyksta energetinis virsmas. O tuo tarpu transriebalai yra ne tik, kad nenaudingi, ne tik, kad energetiškai mums neturi jokios naudos, nes mūsų kūnas negali jų virškinti, jie yra nekonvertuojami mūsų kūne, nes mes neturime tam skirtų virškinimo fermentų ir jie be kita ko daro dar ir didžiulę žalą mūsų sveikatai. Tai yra begalės tyrimų parodyta, kokią įtaką turi. Bendrai tiesiog galim paimti širdies ir kraujagyslių ligas, nuo ko vis dar pasaulyje yra didžiausias mirtingumas. Tai ar mes galime imti 1 gramą bet kokių riebalų ir galvoti, kad tai yra tiesiog 9 kalorijos? Aš manau, kad negalim. Ir toks skaičiavimas yra labai neteisingas. Tada aš, Indre, noriu su tavim pafilosofuoti, kas būtų, jeigu toje kalorijų skaičiavimo kameroje mes, pavyzdžiui, sudegintumėm malką ir nustatytumėm malkų kaloringumą. Tai iš esmės tai turbūt nesudėtinga yra nuspėti, kad jeigu mes deginsime malką, tai kalorijų skaičiavimo kameroje sudegusi malka tikrai pakels vandens temperatūrą. Ir kadangi malka pati mediena iš esmės tai yra daugiausiai tiek celiuliozė ir kitos medžiagos, tai būtų turbūt vertinama kaip angliavandenis. Ir 1 gramas medienos būtų įvertintas 4 kalorijomis. Bet jeigu mes suvalgytume medienos, tai mes iš to energijos negautume ir mūsų kūnui iš to nebūtų jokios naudos. Tai yra tik tai sausas kalorijų skaičiavimas, kuris neatspindi tikros situacijos ne tik deginant malkas, bet jis dažnu atveju ir neatitinka maisto produktų etiketėse deklaruojamos energetinės maisto vertės.